Sveiki kolegos, šiandien trumpas video, kaip atsirinkti akcijas spekuliacijai naujokam. Nes ne visos akcijos, ypač jeigu pradedant spekuliuoti tiek treidinant, tiek swingint, ne visos yra tinkamos akcijos, mums netinka per volatyvios akcijos. Tai kaip jas atsirinkti, šiandien aptariam. Tai yra toks puslapis finviz.com, jis yra nemokamas, čia galite išsifiltruoti tinkamas akcijas. Tai eikite į Greenerį, spauskit all, yra tam tikri filtrai, kuriuos mums reikia pasirinkti. Tai vienas iš filtrų yra, kokią renkamės biržą, tai birža bus arba Nasdaq, arba NYSE, ne? Tai pasirenkam Nasdaq biržą. Kitas mums labai svarbus dalykas yra average true range. Tai čia pasirenkam iki 3. Ką tai reiškia average true range? Tai reiškia, kiek akcija vidutiniškai juda per vieną dieną. Tai juda vidutiniškai iki $3. Tai yra akcijų, kur juda ir 10, 20, 30 dolerių. Tai ypač, kai pradedat spekuliuoti, tiek treidinant, tiek swingint, jums reikia pasirinkti lėtesnės akcijas. Lėtesnė dėl to, kad suspėtume tinkamai reaguoti ir nebūtų taip, kad nuperkat, paspaudėt ne tą mygtuką ir akcija nujuda jau $5 ir uždarot minusą ir turit nelaimingą patirtį. Tai kad to nebūtų, tai mūsų judėjimas dienos turi būti iki $3 pradžiai. Po to galite imti akcijas, jau kaip pramokstat didesnio judėjimo. Tai kitas labai svarbus indikatorius yra average volume. Tai rekomenduoju pasirinkti virš 1 milijono. Kodėl? Average volume reikalingas tam, kad kaip norėsit parduoti akciją, jeigu joje nebus tinkamo volatyvumo, akcijas negausit už tam tikrą kainą. Tarkim, norėsit parduoti po 13, kadangi ten nebus norinčių pirkti už 13, gal parduosit už 12,5 ir taip prarasit pinigų. Tai kad to nebūtų, pasirenkam average volume virš 1 milijono. Kitas mums labai svarbus dalykas, pradedant prekybą, yra kiek pati akcija kainuoja. Tai akcijos kainą rekomenduoju pasirinkti pradžioje nuo 10 iki $50. Tai bus ir pigesnės akcijos, kaip žinom, juda lėčiau, bet tuo pačiu jums nereikės pradinio kapitalo didelio pradedant savo prekybą. Kitas svarbus dalykas yra institution ownership. Kodėl mums šitas dalykas yra svarbus? Žymim over 50%. Mums šis dalykas yra svarbus todėl, kad žinotumėm, kur eina instituciniai, kur perka bankai. Tai žinom, kad šitas akcijas pasirinktas daugiau mažiau valdo instituciniai ir bankai. Bet tai mums parodo, kad akcija bus normalių judėjimų, bus aišku support resistant lygiai pasipriešinimo, palaikymo, bet kur akcijos būna mažai valdomos, tarkim, kur nėra institucinių daug arba bankų, jos būna, gali šokti tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Tai šitas akcijas yra daug lengviau skaityti ir daug lengviau suprasti. Ir ypač norint mokytis treidint ir swingint, tai tos akcijos, kurias perkame, parduodame, turi būti reguliuojamos. Tai instituciniai bankai tai puikiai padeda daryti, pas jis yra visokių algoritmų ir tai mums labai padeda. Tai va, ir pasirinkus šios filtrus mes puikiai realiai matome visas nustatytas mūsų gairės, palei kurias galime žiūrėti. Tai kaip nusistatom šios filtrus, išsirenkam kokią nors kompaniją, kokią nors toj matytą, APLD kompanija, ne, Digital Comparison Technology Company, APLD. Ir tada keliaujame į TradingView. Turim lygius. Jau grupiai braižėm lygius, tai gerai, sutaupysiu jums laiko, nereikės braižyti per naują. Ir susibraižom savo support resistant zonas. Kas yra support resistant zonas, tai pasipriešinimo palaikymo lygiai, kur pirkėjų, pardavėjų kova buvo ir kaina reagavo tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Tai yra visiškai techninės analizės dalykas, tai jeigu įdomu, galite pažiūrėti kanale, kitose videose yra kaip braižomi tie lygiai, ką atkreipti dėmesį, bet jeigu trumpai, tai kiekvienas mūsų susikirtimo taškas, kuo daugiau zonoje yra susikirtimo taškų, tuo mūsų lygis yra stipresnis. Tai kaip pavyzdys, jeigu čia kaina grįžta ir matom, kad laiko lygį, ne, tai rodo mūsų stiprią zoną. Čia krito, kaip spajus stipriai krito, bet krito iki kur? Krito iki mūsų buvusių
buvusių susikirtimo taškų ir mes ten turėjom dar vieną lygį. Tai mūsų užėjimai vyksta taip, ne? Mūsų užėjimai vyksta prie lygio. Jeigu žiūrim į spekuliacinę pusę, tai mūsų užėjimas buvo kur? Mūsų užėjimas buvo šita vieta. Kodėl šita vieta? Nes lygį pramušė, buvo break, rytas grįžo patikrino ir nuvažiavo į viršų, ne? Tai mes užeinam čia, užėjimo vieta mūsų čia, mūsų stopas žemiau lygio, o mūsų profitas kita zona. Kodėl kita zona? Nes va čia irgi buvo daug susikirtimo taškų. Šitoj vietoj ir mes žinom, kad kaip kaina ateis, galimai čia pradės strigti. Ir kas atsitinka, kaip kaina pradeda strigti, tada pardavėjai pradeda ateidinėti akciją, pradeda šortinti, kaina nuvažiuoja žemyn. Todėl, kas liečia spekulaciją, mūsų lygiai turi būti visada aiškus ir mums turi būti aišku, kur mes užeinam į akciją ir kur mes išeinam. Kodėl mes čia jau turėtumėm išeidinėti iš akcijos, nes matosi, kad jau akcija pradeda silpti ir suktis į kitą pusę. Todėl mes čia pafiksuojam pelną ir jeigu kaina grįš ir vėl laikys, mes vėl čia užeisim į akciją ir išeisim čia. Tam yra reikalinga techninė analizė, tam reikalingi price action, tam reikia suprasti, kas yra volume ir taip toliau. Bet apie tai galite rasti kitose videose. O jeigu įdomus toks turinys ir norit pasimokyti, galite ateiti į mūsų Discord grupę. Tai ten braižom techninius lygius, dedam subraižytas akcijas, kalbamės, ką pirkti, ko nepirkti ir galite pasimokyti spekuliuoti. Tai va. Tai jeigu toliau šnekam apie akciją, spekuliacinės, tai šita akcija yra tinkama, kodėl? Nes jinai nejuda per dieną labai daug ir, pavyzdžiui, čia sugaudyti lygius ir užėjimo taškus yra pakankamai lengva. Aišku, mes ir ten žiūrim 5 minučių grafike. Ir spekulacija, ne? Ir vat, tose vietose buvo galima ieškoti užėjimų, kad ir čia pirkti. Tik tiesiog tada mes suprantam, kad mūsų rizika yra didesnė. Tai va, tai įsivaizduokit, nuperkam čia po 25,50, kad lengviau skaičiuoti, ir 24,50 žemiau dailės MA mūsų stopas. Ir ką mes dabar uždirbam, tai čia mūsų rizika buvo $1, ne? $1 buvo rizika, pakilo ir mes va čia vakar pafiksavom. Pavyzdys, $32 pafiksavom, užėjom po 25,50, ne? Tai mes uždirbom 6,50. 6,50 uždirbom, o rizikavom $1. Tai mūsų risk rewardas bus 1/7 praktiškai. Mes rizikavom $1, kad uždirbti $6,50. Taip vyksta spekulacijos ir taip pasirenkamas spekuliuoti tinkamos akcijos. Tai Finviza pasirenkam akcijas, TradingView arba kokioj kitokioj platformai, ką naudojat, susibraižot ir susibraižę akcijas galite tarp jų bandyti spekuliuoti. Tai labai svarbu pradedantiesiem yra, kaip ir sakiau pradžioje, pasirinkti tinkamas akcijas, nepasirinkti labai volatyvių akcijų. Nes kuo volatyvesnė akcija, to jūsų stopas bus didesnis ir įsijungs psichologiniai momentai ir praktiškai tam pastoviai uždarinėsit minusą. Tai geriau pasimti kokią pradžiai, kol mokotės lėtesnę akciją, kurią žinai, kad čia nupirkus, jeigu atidarai swing poziciją, iš ryto atsidarys biški žemiau, bet neišsigąs ir nebus ten tave sąskaita didelio minuso, o tiesiog bus gal pakrytę $. Bet, pavyzdžiui, jeigu turėtum kokį Google nusipirkęs, tu iš ryto atsidarai, žiūri, tau ten koks vietoj -$1, kur lieta akcija, Google gali būti kokį -$15. Buvo čia kaip tik praeitą savaitę, tai įsivaizduokite, jeigu perkat 100 akcijų, ir čia atsikeliat būna -100, ne? O čia būna $1,500 minus. Jeigu -$15 pavažiuoja į apačią. Tai va, tai siūlau, rekomenduoju visiems pradėti nuo lėtų akcijų, kurių ATR vidutinis judėjimas per dieną būna nuo $1 iki $3, ten kaip ir išsifiltravom Finviza, tai jums padės išmokti ramiai, be didelių nervų ir taip toliau. Tai jeigu patiko video, paspauskit like, parašykit komentarą, pasidalinkit su draugais ir jeigu buvo įdomu, užsukit į mūsų Discordą. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, geros dienos.